Buongiorno, mes jau atsikėlėm ir lekiam, kaip visą laiką iš ryto pusryčiauti ir šiandien laukia mūsų kavinė, ta, kuri buvo ir vakar, nes ten gera kava, skanus kruasanai ir, kas labiausiai mums patinka, geros kainos. Dar kol kas nevažiuojam į Pizą, dar pasivaikščiosim pusdienį čia Florencijoje ir tada jau po pietų važiuosim į Pizą. Bet kas man patinka tokiose šalyse, kad nereikia žiūrėti orų sąlygų ir užsidedi tiesiog maikutę, šortus, iš pat ryto išeini ir nesuki savo galvos. Dėl to greičiausiai ir nevažiuojam į Skandinaviją. Atėjom į tą pačią kavinukę, užsisakėm kavos ir išbandysim naujus sumuštinukus. Labai karšti. Nu, bandelė ne pati skaniausia, geriau ta klasikinė tokia bulka jų, skani, šilta, o čia sluoksniuota. Nu ir dabar viską užpoliruoti reikia su itališkom bandelėm. Moteris pasirinko klasiką, kruasanų samanis tokia bandelytė. Papusryčiavę, stiprus dabar, pilni jėgų, galim tempti va tokias didžiausias kuprinės. Pažiūrėkit, kokia Mariaus mažytė ir kokia mano minčiai. Pas Karoliną didžiausia kuprinė, viską jai sukrovėm, visus suvenyrus. Tai dabar judam jau link stoties. Dar pakeliui tuo pačiu pamėginsim užeiti į katedrą, jeigu nebus didelės eilės kaip vakar ir už vakar irgi. Šiaip katedra turėtų būti nemokama, bet nežinau, kodėl tokia didelė eilė susidarius. Nes į metus Florencijoje apsilanko 16 milijonų turistų. Nu jo, į savaitę kažkur 300 000 turistų. Labai daug, labai daug. Tai va, dabar supranti, kodėl tokia didelė eilė? Nu taip, taip. Priėjom prie katedros, tai eilė didžiausia, lygiai tokia pati kaip vakar, nors katedra dar neatidaryta. Visi laukia jau labai iš anksto, labai gaila, bet nenorim prastovėti čia valandą arba 2 valandas. Geriau einam pasivaikščioti po miestą dar. Kad šią katedrą patekti reikėjo kelti 6 ryto ir nuo 6 ryto atsistot ir stovėti eilėj, nes čia eilė, nu tikrai 1,5 valandos kokia bus. Gal daugiau ne. Ir dar laukia atidarimo. Mes ateiname Florenciją prie žymaus šerno, jo nosis nutrinta, nes visi patrina, kad pritrauktų sėkmę, o taip pat čia yra grotelės ir ten matoma daug monetų. Ir jeigu moneta prakrenda į apačią, tai yra tikimybė, kad grįžti į Florenciją. Ir čia ne tik skulptūra, bet tuo pačiu ir fontanas, nes šerno nasrų bėga vanduo. Kad nebėga. Kapsi dabar, iš ryto išjungtas. Praėjo tik 3 valandos po pusryčio, mes jau valgom. Valgom vakarykščius likučius, vištieną, mėsytę, bulves jau suvalgiau. Labai skaniai. Močiutė tai ant dietos, sakė, reikia figūrą prižiūrėti. Mes su Marium čia kramsnojam. Mes jau Pizoj, žinokit, nepripratę mes prie tiek daug masės žmonių. Visi stumdosi, visi trinasi, neįmanoma praeit. Bet mums pasisekė, kad mes traukinį lipom 8, ten 10 minučių anksčiau, nes buvo labai daug stovinčių žmonių. Nesinorėtų visą valandą stovėti ir dabar laukia 30 minučių kelio iki mūsų apartamentų. Su sunkiom kuprinėm. Ir vėl eisim per visas lankytinas vietas ir galima būtų va tai va praeiti ir viskas. Ir važiuoti jau namo. Mes taip ir darysim, dabar praeisim, o rytoj važiuosim prie jūros. A, jo? Tai prie jūros važiuosim? Greičiausiai. Aš šitą planą nežinau. Ne veltui, tikiuosi, mes maudymukus pasiėmėm. Nu jo. Nu, Piza turėtų būti žymiai mažesnis miestas. Čia tikrai turėtų užtekti vienos dienos.
ir tikimės, kad turistų minios bus bent šiek tiek mažesnis. Nebus, nes šiandien penktadienis ir visi atvažiuoja. Ilgajam savaitgaliui. Jo. Aš neįsivaizduoju, kaip mes skrisim atgal į Lietuvą su rankiniu bagažu ir su tokiom kuprinėm. Man atrodo, mes vieną papildomą bagažą nusipirksim. Nes dar sūrių reikia nupirkti, mėsyčių. Taip. Ten, žinot, kaip visą laiką skrendi, tai į kolektyvui, draugams kokį suveneriuką, kažką ir ten išeina, kad tiek suvenyro, tiek tavo daiktų. Karolinos didžiausia kuprinė, kur jau nebegali panešti. Nes ten dar ir vandens, 2 litrai ir visko labai sunku. Tai meilė tai, kai jis neša tau, kai tau per sunku. Aš dabar einu ir galvoju, kad šerpų gyvenimas nėra toks lengvas, kaip atrodo iš šono. Nunešti kuprinę ir viskas. Sakau, ten reikia toj nueiti dar 2 kuprinės paimti, po dauriukus sumokės ir iki numerio nuneš. Šerpas. Eidami pakeliu iki savo apartamentų sustojom mažai pertraukėlį Ledainėje. Tai užsisakėm ledų, indelius, eisim, prisėsim minutėliai ir saldžiai suvalgysim. Ir patarimas, ieškokit ledainės, kad būtų ledai va taip va sudėti, nežinau kaip čia laikomi. Gelato iš tiesų ir turi būti va tokiuose va uždarytose stiklainiuose, nežinau. O ne ten, kur matomi turistams. Jo. Ir nebijokit visada paprašyti paragauti. Ir visur šiaip siūlo. Ir visus galima ragauti. Gali kiekvieną rodyti. Šitą, tai mes paragavom dabar kokius, nežinau, 6 skonius. Ir galim išeiti ir nevalgyti. Taip, ir nepirkti. Nors ir užsakai tokius vaisinius ledus, bet negauni to užšalusio šerbeto, kas man patinka. Dar yra toks senovinis šaldytuvas, kur yra kaip tik šerbetai. Ir šiandien jie turi 3 skonių – kavos, citrinų ir migdolinį. Juodas šokoladas labai geras pasirinkimas, visi įvertino, o mano antras skonis yra citrininis, tai jis taip pat gaivina po juodo šokolado. Iš tikrųjų, kam patinka juodas šokoladas, tai būtinai turit paragauti juodą šokoladą, ten toks juodas, 100%. O svarbiausia, tai iškart nepasakėm, tai šitas mažas indelis kainavo 3 eurus. Ir galima pasirinkti, kiek norit skonį. Maksimaliai 2? Aš galvoju, 3 galima. Į didesnį galima 3, į dar didesnį 4. Priėjom prie mūsų apartamentų, tai iš pirmo žvilgsnio atrodo toks apleistas pastatas. Ir Karolina bando gauti raktus. Tai kur dabar? Parašyta, kad mėlynas yra nuo vartų, nei vieno rakto iš tų nėra mėlyna. Iš pirmo karto, kaip man sekasi. Mėgstamiausia dalis yra numerio apžvalga. Šiandien mes turime 3 kambarius, tai labai patogu, nes mes su Mariumi būsim viename. Mes išsirinkome didžiausią šitą, labai fainai bičiulis biuro. Veidrodis. Erdvų ir televizorius pasirinktas. Keliaujame į kitą kambarį. Kitas kambarys yra rožinis, labai jaukus ir moteriškas. Taip pat turime veidrodį, čia labai svarbu, nes keliauja Marius su 3 moterimis. Dar vienas kambarys yra močiutės, šiek tiek mažesnis, bet taip pat labai jaukus. Kitas yra svetainė. Jūs įsivaizduojate, mes net svetainę atskirą turim. Balkoną. Mes net balkoną turim. Labą dieną, Italija! Aišku, balkonas nesu vaizdu į pagrindinę aikštę, bet ir nepramoninis rajonas. Visai neblogas kambarys, numeris, apartamentai. Vienintelis minusas – tai tūlikas ir dušas, ne pačios geriausios kondicijos. Tūlikas visų pirma be dangčio, bet gerai. Ir šitie apartamentai 4 žmonėms, 2 nakvynėms kainavo 335 euriukus. Tai kaina nuo Florencijos skiriasi per 70 eurų. Įsikūrėme savo apartamentuose, o dabar persirengėm, pailsėjom ir keliaujame pirmų taikymų, kur? Teisingai valgyt.
Labai sunku surasti kokią nors gerą kavinę, nes viskas užsidaro ir siesta prasideda. Pavyzdžiui, Florencijai nepajautėm to visiškai, o čia Pizui... Žymiai turistiškesnis miestas. Jo, čia Pizui kažkur randi kokią geresnę ir viskas uždaryta, atsidaro 19 valandą. Tai geresnė eisim vakare, nors ir dabar lygtais radom neblogą. Dėl ko verta atvažiuoti į Italiją, tai dėl špriciukų. Italijoje 2 špricai yra jų vietiniai, o kiti 2 kaip limončelio špricas ir Hugo yra jau tokie labiau turistų pamėgti. Aš geriu dabar Campari, pirmą kartą šioje kelionėje. Labai skanu, bet jis yra šiek tiek kartokas. Marius mėgsta klasiką, Marius geria alų. Už jūs. Gracias. Kaip gerai atrodo, žiūrėkit, tokia pas mane geriausia iš visų pica. Pačią brangiausią išsirinkau. Visiems skanaus, kas valgot, o kas nevalgot, eikit valgyt. Mano pica tobula, labai skani, o Mariaus su daug pomidorų viršuj. Kaip tau? Daug mėsos, daug sūrio, šiaip skanu. Nestandartiška, ne itališka aš įtariu. Italai greičiausiai nevalgo tokių perlenktų, bet man visai patinka. Mes taip prisikimšom pilvus, kad vos atsistojom nuo stalo, bet labai skaniai. Galėjom paimti po vieną ant 2, bet ne. Paėmėm 4 picas. Prisivalgė labai stipriai. Bet labai skaniai. Ir sumokėjom už viską 7,5. Gan nemažai, bet ant 4 žmonių. Tai gal ir visai neblogai. Nes dar špriciukai buvo labai geri. O dabar atėjom į tokią didžiausią aikštę ir mums už nugaros vienas iš prestižiškiausių universitetų Italijai, o gal netgi ir pasaulyje. Tai nežinau, bandysim pakliūti į vidų, bet iš išorės atrodo labai įspūdingai. Ir priešais universitetą stovi greičiausiai kunigaikštis kažkoks Italijos. Viduj nelabai leidžia vaikščioti, tiesiog užėjome į koridorių. Senos durys, aukštos lubos. Gražus senas pastatas. Dabar kol kas po Florencijos Piza atrodo, kad visiškai nėra turistų. Į bet kokią gatvę įsuka, jinai, galima sakyti, pustuštė, beveik nėra žmonių, ramiai vaikštom, pavėsis, labai gera, bet dabar einam link Pizos bokšto, tai įtariu ten bus tai masė. Atėję prie Pizos bokšto pasidarysim klasikinę tokią nuotrauką, kad lelę krentam ir laikom bokštą. Jeigu pavyks, gal ten bus tiek žmonių, kad... Stovėsim, aš fone laikau bokštą ir dar 100 žmonių laikau bokštą. Jau iš toli matosi bokštas, ant kiek jisai kreivas. Ir jis tikrai pasvyręs. Aš tikėjausi, kad jisai bus žymiai mažiau pasvyręs. Dabar matosi kažkiek, tai labai keistai atrodo. Bet čia jau prasideda masė žmonių. Nesitikėjau, kad tiek daug bus žmonių ir kažkaip galvojau, kad dar šitas bokštas mažesnis. Jisai iš arti tai gan didelis, gan aukštas. Tai žinokit, jeigu nedarysit geologinių tyrimų prieš statant namą, tai namas irgi taip pat atrodys, nes pasviro bokštas dėl to, kad gruntas po apačia buvo molingas, ten smėlingas ir iki 90 metų, man atrodo, buvo jau kritinė būklė ir 10 metų lygtais restauravo ir dabar jau nustoja jinai svirt. Kai praeini iš šono, tai visų žiūri kaip klaunus. Vieni stumia, kiti gaudo, kiti ryja tą bokštą. Labai juokingai šiaip atrodo, bet smagiai. Kas vienintelis erzina, kad tikrai daug žmonių. Bet visi nuotaikingi, šypsosi. Kas ledų ragelėje bando sugauti Pizos bokštą. Kas paima pirštais va. Bet Pizoje yra dar vienas bokštas, lygiai taip pat pasvyręs, gal netgi daugiau, ne toks turistinis. Jeigu pavyks, tai mes irgi nuvažiuosim. Iš kitos pusės bokšto taip pat nuostabus vaizdas ir dar pavėsis, ant žolytės galima atsisėsti ir svarbu, kad ne tiek daug turistų.
galima dar užeiti į katedrą. Katedros įėjimas nemokamas, bet reikės vis tiek nueiti, paimti bilietus. Jums išrašo bilietą, tam tikrą valandą, be eilės, užeinat ramiai. To man patinka. Tik turėkit omeny, kad su nogais pečiais negalima eiti. Tai mes einam dabar Karolinai pirkti kokią nors bliuskutę. Parodė geriau, kokią bliuskutę nupirkai. Tavegi neįleis. Ai. Ten mama savo nupirko, bet paskolins man. Bet mes nupirkom lauktuvių. Tai vieną turbūt pasiliksiu savo, vieną draugį nuvešiu. Nežinau, kurį. Su špricu. Špriciukai. Tai Karolinai tikrai Piza neasocijuojasi su bokštu. O ką siūlė į statuetę tą nupirkti ir į sekciją pastatyti? Užėjom į katedrą, tai žinokit, mūsų vaizdai tikrai nustebino, mes vaikščiojom įsižioję ir sakau, kaip taip įmanoma visą tai pastatyti. Ir Marius sakau, kiek čia visas tas užtruko, nes viską stato anksčiau rankomis, ne? Nu tai taip, nebuvo kranagi ir traktorių. Ir Marius spėjo, kad 300 metų statė, tai pasitikslino ir tai beveik 300 metų ir truko statybos. Kas man labiausiai patiko, tai kad nebuvo visiškai žmonių. Kad nedaro to tokio perpildymo, eilė didžiulė, daug žmonių, tu turi savo laiką, ateini, pustuščia katedra, nu kiek 20 žmonių buvo viduj, ramiai pasivaikščiojom, gražu labai tikrai, verta. Nes tave nusiunčia į vieną kampą pasiimti bilietėlio, jis nemokamas. Ir tada ateini tam tikrų laikų ir užeini nemokamai, vaikštai, svarbu yra uždengti pečius. Tai aš turėjau marškinukus tokius užsimetus. Tai tikrai verta. O kai saulė leidžiasi, tai bokštas dar gražesnis atrodo. Man asmeniškai labai patiko šitas Pizos bokštas. The next day. Buongiorno! Einam kavytės rytinės išgert kaip įprastai, su krosanais. Pažiūrėsim, kokią vietą ten išrinko šiandien Marius. Nu, pagaliau pasitikėjo mano pasirinkimu, nes dažniausiai, ką išrinko, prieinam prie tas kavynės. Ir einam į kitą. Ir apsisukam. Dabar taip nebus. Labai gerai išrinkau. Pagal viską turėtų būti su vaizdu į bokštą. Tai šiandienas mūsų planas jau ne po miestą vaikščiot, o nuvažiuosim prie jūros. Kai taip šalia jūra, reikia pasinaudoti tą progą ir nuvažiuoti, pasiskrudinti. Kad kaip iš atostogų būtume grįžę. Mes iš tikrųjų kiekvieną dieną prisukam apie 20 km. Tai vakar buvo 20, užvakar buvo kažkur ten 15-18. Ir tai viskas būtų pirmą dieną buvo irgi dar 20 irgi buvo. Tai viskas būtų buvę gerai, jeigu būtume tik mes su Marium, tai mes ir 25 suvaikščiame. Bet mūsų kompanijoje yra dar biškutį vyresni žmonės, tai reikia pagailėti. Nors atrodo, kad mes negailėjom jų visai. Patvirtinu Mariaus kavinukę, neapsisukom, neišėjom, užsisakėm klasiškai kapučinų, kruasanų ir sumuštinukų. Tai aš kol kas pradėsiu nuo kruasano, Marius nuo sumuštinio ir aš manau, kad aš šiandien sukirsiu 2 kruasanus. 2 kruasanus? Aš dabar supratau, kodėl Karolina pasakė, kad suvalgys 4 kruasanus. O ne 4, o 2. Labai gražiai atrodo.
Pas mane sumuštinis. O Italijoje apsimoka valgyti krosanus, o ne sumuštinius, nes krosanai kainuoja kiek čia, 9 centų? Europiam, man atrodo, Europiam šitie? Jo, to. O, pas mane 3 pem. Bet nebrangiai. Nebrangiai, jo. Nebrangiai labai. Tai skanaus visiems, kas valgot. O kas nevalgo, eikit valgyti. Antras užėjimas ir mes vėl čia. Dabar imsim kanolį paragauti, vėl kruasanų ir dar po kavą. Kai kava kainuoja po €1,30, tai galima gerti po 3 puodelius iš karto, ne kaip Lietuvoje 4 eurai. Grįšim į Lietuvą, būsim tokie padidėję. Būtinai dar šioje kelionėje turime paragauti itališkų desertų kanolį, tai paėmėm vieną su pistacija, nes tik vienas buvo likęs ir 2 su Nutella. Kaip jis vadinasi? Kanolį. Bilietėlius reikia pirkti tabačerėje parduotuvės, tai yra tabako parduotuvės, ten parduodami loterijos bilietai, ką labai mėgsta italai, bet taip pat parduodami ir bilietėliai autobusai. Mes pravažiavom dabar kokias 8 stoteles iki stoties, bet noriu labai pagirti moterytę, kuri pardavinėjo bilietėlius. Jinai nekalba nei kiek angliškai, bet jinai labai norėjo mums padėti, dėl to nuėjo į kitą parduotuvę ir sako, mano draugė kalba angliškai ir paaiškino, kaip mums nuvažiuoti iki jūros. O dabar mes keliaujame jau į stotį ir pirksime tenais traukinio bilietus. Mes atėjom į paplūdimį, pasiėmėm va tokių pagalių, kasam duobes, jau 2 stulpus įkasėm, pasiėmėm iš apartamentų paklodės ir darysim stogą. Kaip sekasi? Gerai, gerai. Tuoj padarysim namuką. Tai šioje kelionėje bus ir tokio poilsio šiek tiek. Pagulėsim porą valandų, pasideginsim, gal netgi išsimaudysim. Ir visiems irgi rekomenduojam, jeigu atvažiuojate į Pizą, į Florenciją, tai visai nesunku dasigauti iki paplūdimio, iki traukinio stoties, nuvažiuojat ir parodot ant žemėlapių darbuotojui, kur norit nuvykti ir jisai jums nupirks bilietus, išrašys ir viskas, sėdat ir važiuojat. Labai paprasta ir bilietų kaina vienam žmogui 3,60. 3,90? 3,90, nu gali būti, bet nėra labai brangiai ir važiavom apie valandą kažkur. O bilietėlius autobusų įsigyti galima tabočinį parduotuvytėse, kur parduodamas tabakas, arba galima įsigyti tiesiai autobuse, turint banko kortelę, prilečiat, euriuką nuskenuoja ir jau turit bilietėlį. Bet turi kiekvienas žmogus turėti po banko kortelę. Marius maudytis jūroje labai mėgsta, tai jis ten prasiplaukė kokių 10 minučių. Ir dabar matau, lenda iš vandens žuvytę. Šiltas vanduo. Žinokit, labai šiltas vanduo, kojos tikrai tirpsta ten. Gerąja žodžio prasme. Bet pastebėjai, kad labai mažai žmonių maudosi. Jo, nes jiems gal dar per šaltas vanduo. Per šaltas, jo, italams gal per šaltas. Mums tai lietuviams tai labai šiltas. Reikia italų, žinai, nuvežti į Baltijos jūrą. Nes tokio šilto vandens net ir rugpjūčio mėnesį ne visą laiką būna pas mus. Jo. Aš tai šiaip nemėgėja maudytis, o Marius žuvytė. Mėgėjas aš. Itališka pertraukėlė su jų vaisiais. Ragausim abrikosus. Sultingi. Beje, jau matėm ant medžio auga ir jau sunokia. Nukritusio labai daug. Pro mūsų langą. Privačiam kiemelį. Abrikosus mačiau, apelsinus jau mačiau didelius, o citrinos tai mažytės.
Mes išeinam iš paplūdimio tokie leisgyvi. Žinokit, jeigu turit abejonę, kad birželio pradžioj bus per šalta Italijoje, tai nevelna. Vanduo šiltas. Jo, gal, nežinau, vanduo nuo plus 25, ant saulės dabar plus 40 įtariu. Jo. Gelbsi tik špriciukai. Tai dabar laukia ilgiausias kelias mūsų namo. Tai su autobusu į traukinių stotį ir tada vėl autobusas ir namai. Šiaip tokia vat kelionė, vos ne 3-4 persėdimai, kainuoja vienam žmogui apie 80 eurų. Ai, 8. Jo, 8 eurų kažkur. Tai visai nedaug. Nepraėjo net pusvalandžio ir mes jau Pizoj. 20 minučių, mažiau net biškį. Jo. Ir einam dabar į tą pačią ledainę, kur buvom jau vakar ar užvakar. Jo. Čia mes pasakom mamai ir močiutei tikslą, kad joms būtų taip iki ko eiti, nes kai pasakai 2 kilometrus eiti, nu gerai, einam. Bet iki ledų tai visai lengva. Tikslas pasiektas, valgom ledus, ilsimės ir mano kombo vėl yra citrinos, juodasis šokoladas, tik šį kartą su apelsino gabaliukais ant viduje. Bet kol išsirinkom, tai išragavom beveik visus skonius ir tada tik apsisprendėm. O pas mane melionas ir migdolai jo. Tai skanaus visiems, kas valgot. O kas nevalgot, eikit valgyt. Šiandien yra šeštadienis ir palyginus, kai buvo vakar, tai žmonių žymiai daugiau. Bet vis vien ne per daug. Ne per daug, bet citrinė gatvėje jau pilnesnė negu vakar buvo. Aš ir pats rekomenduočiau į Pizą atvažiuoti vienai dienai, nežinau, ten savaitgaliui pavyzdžiui. Vienai nakčiai. Jo, vienai nakčiai. Ir rinktis geriau šalia esančius miestus, tokius kaip Florencija. Man atrodo, Florencija visiems patiko. Taip? Taip, patiko. Paskutinis vakaras ir mes atėjom į mažą, jaukią itališką kavinukę, kur buvo visos vietos užbukintos, kad reikėjo net palaukti pusvalanduką. Tai užsisakėm 3 karbonaras ir dar vienus ekskliuzyvinius makaronus man. Dabar degustuojam vyną ir labai norim valgyti.
Ir mums jau atnešė makaronus. Ir kaip priklauso, užbaigsim savo kelionę tradiciniu itališku maistu. Kvepia žiauriai gerai. Tai visiems skanaus, kas valgot, ir kaip įprastai. Kas nevalgot, eikit valgyt. Ir dar parašau visada apačioj pavadinimą restorano. Jeigu neparašau, tada nerekomenduoju. Makaronai labai skanus. Visų nesuvalgyti čia mano. Ten virėjas kaip šamanas prie keptuvės stovėjo, to primėtų, gan ilgai darė. Aš tikėjausi, kad bus žymiai greičiau. Makaronus išvis, primėtit, pakept biškį ir viskas. Bet gal neilgai darė. O pas Karoliną ne carbonara. O pas mane su triufeliais, mėsytė ir kažkokiu kremu. Bet carbonara tikrai būtinai paragaukit, jeigu būsit kažkada Pizoj. Tai žinokit, makaronai buvo labai skanus ir užpoliruosim visą šitą reikalą su tiramisu. Dar vieną šansą duodam. Praeitis buvo tiramisu labai neskanus. Šitas geresnis. Nu, bet ne idealus. The next day. Paskutinis rytas, kai tariu jums buongiorno. Ir kaip įprastai, Italijoje einam pusryčiauti į kavinę su krosanais ir einam Pizoje į tą pačią kavinę, kurioje buvom vakar. Labai patiko, neieškom kitos. Nes nenorim nusivilti, tikrai geros kainos ir labai skanus kruasanai. Ir prie to viso gera labai lokacija, prie pat Pizos bokšto. Ir tuo pačiu mes šiandien dar kartą nueisim žvilgtelti vieną akim į Pizos bokštą. Aš galiu pasakyti asmeniškai, man labai patiko bokštas, nežiūrint į tai, kad labai daug turistų, bet bokštas labai gražus, aplinka labai graži ir katedra irgi labai graži. Svarbiausia rasti tinkamas vietas, kur nėra daug žmonių, ten tada galima ir pasėdėti, ir pasigrožėti. Vedete, posso venire perché arriva prima il mio marito. Ah, va bene. Tanto si fa un'altra volta. Prieinam prie bokšto, iš toli labai gražiai jis atrodo. Dar kai yra su ko sulyginti, kai eini ir matai kitų namų stogus, tai iš vis šitas bokštas atrodo labai stipriai pasvyręs. Rytas, sekmadienis ir jau baisiausiai daug žmonių. Šalia Pizos bokšto dar yra botanikos sodas. Tai bandysim nueiti, pažiūrėti. Dar ne 100%, kad mes eisim ten vaikščiot. Jeigu jie leis palikti kuprinės, tada eisim vaikščiot, jeigu neleis, tada neeisim. Kaip ir su rankiniu bagažu, bet iš tikrųjų čia jau nerankinis bagažas. Didžiausias kuprinės. Kupranugariai. Taip, taip. Tai vis dėlto užėjome mes į botanikos sodą, leido mums kuprinės palikti. Nusipirkom šeimos bilietą, kuris kainavo 8 euriukus, mes maloniai nustebinti. Neėmėm muziejaus, tik patį botanikos sodą. Ir dabar atėjom prie ko labai norėjau, tai plaukiojančių lapų, kurie išlaiko gana didelį svorį. Labai fain. Sakai, tave išlaikytų? Kaip iš filmukų. Bet varlės trūksta žalios tokios. Taip. Dabar užėjom į kaktusų šiltnamį, tai kaktusai man asmeniškai atrodo kaip iš kitos planetos augalai. Labai įdomiai, labai gražiai, visokiausių formų ir visokiausių rūgščių. Šiaip pirmą kartą aš atėjau į tokį botanikos sodą, kur yra šiltnamiai, palmių daug, džiunglės tokios. Ir visai įdomiai landžiat, visur takelių tokių yra ir ne per daugiausia žmonių. Tai visai faina, ramu taip, tylu ir oras labai šviežias.
Labai gražus bambukinis miškas. Žinau, kaip teisingai pasakyti netgi, bet labai gražiai atrodo. Gaila, kad ten į vidų negalima užeiti. Kažkada galima buvo, dabar matau uždaryta. Ant kiek čia gaiviau, vat, šalia šito bambukinio miško. Radom dar vieną rūšį bambuko, tai dabar toks plonesnis ir visas juodas. Bet kai užeini į mišką bambukinį šitą, iškart jaučiasi, kad gaiviau. Žymiai gaiviau. Kokie -5 laipsniai. Nu, gal minus, ten tai gal ir buvo -5. Čia -4. 3. Bet ant kiek jisai kietas? Questa è la carota, no? La pianta compresa la radice, poi una carota, perché due così anche Panašus garsas. Man botanikos sodas labai patiko, statau didelį pliusą ir jums rekomenduoju ir galima net 2 kartus nueiti. Man irgi asmeniškai labai patiko, kvepia, ramu taip, nedaug žmonių. O ant bambuko galima kaip pandai pasibuoti. Labai smagiai. Nežinau, ar legaliai ten Karolina lipa ant šitų bambukų. Kadangi mūsų skrydis gana vėlyvas, mes dar turim laiko, tai mūsų planas yra Dar nueiti pažiūrėti dar vieną pasvirusį bokštą. Nedaugelis žino, kad Pizoje ne vienintelis šitas bokštas pasvyręs. Ir dar vienas yra, jisai pasvyręs dar daugiau negu šitas. ir yra mažiau lankomas turistų, tai eisim ir patikrinsim. Bet jisai bus netoks gražus, aš įtariu. Ten toks senesnis, apleistas gal netgi daugiau. Ir pažiūrėjau, kad sekmadienį ten bažnyčia yra, į kurią norėjau nueiti, bet jinai uždaryta. Kaip keista, kad sekmadienį bažnyčia uždaryta. Mes jau priėjom prie bokšto, tai iš tikrųjų kreivas ir aš manyčiau, kad dar kreivesnis negu tas Pizos bokštas. Bet jis mažiukas. Mažiukas. 3 aukštai. Gal aš klystu, bet man atrodo, kad statė ir šitą bokštą, ir tą bokštą tuo pačiu metu ir greičiausiai tie patys statybininkai. Turistų čia visiškai nėra, bet ar verta važiuoti? Čia galima sakyti kitas galas miesto. Tai klausimas, ar verta? Bet jeigu yra laiko, tai galite užvažiuoti. Atrodo visai neblogai. Tai aš galiu pasakyti, kad šitas bokštas yra vietinių, o tas bokštas yra turistų. Taip. Bet šitas netoks gražus ir netoks įspūdingas, bet užsukti, jeigu turėsit laiko, tikrai galima, nes labai gražus parkas einant link jo. Galima atvažiuoti ir su autobusu, bet net ir mama ir močiutė pasirašė prasieiti. Rašėsi, kad bažnyčia uždaryta, bet vis dėlto buvo atidaryta. Viduj nieko ypatingo, paprasta bažnyčia. Nežinau, ar matysis, bet viduj matosi, kad trupučiuką kolonos tokios kreivos, pasvyrusios. Kaip jinai nesugriūna, man labai įdomu. Ir nėra kažkur įtrūkimų sienose. Tiesiog sminga į žemę ir viskas. Much later. Mes jau atžygiavom prie oro uosto, jau ruošiamės skristi. Tai norime visiems padėkoti, kurie dažiūrėjot iki galo. Ir visų pirma, norėčiau padėkoti visiems, kurie mus palaikot. Palaikot per YouTube, palaikot per Revolut platformą ir per Contribui palaikot irgi. Tai ačiū visiems dar kartą ir kas norit prisijungti prie palaikymo, drąsiai visus kviečiu, visi palaikymo būdai parašyti aprašyme. Ačiū dar kartą. Bet koks palaikymo būdas yra labai mums svarbus ir laukiame jūsų jau kitą sekmadienį. Arrivederci!